Laiškai sielos analitikui. Kažkoks verkšlenimas. Mes įpratę skaičiuoti laiką tikėdami jo perspektyva, jog ateities laikas toks pat realus, kaip ir dabarties ir praeities. Tikime, jog rytojus atneš kažką geresnio nei buvo vakar, užvakar ar prieš metus. Nors verkšlendami apie dabartį prisimename praeitį, bet ateities perspektyva daugelį žavi kur kas labiau, nei bet koks prisiminimas ir gėris, kuris jau praėjo. Nepaisant sofistikos apie žalesnę žolę ir skanesnę dešrą praeityje. Mes geidžiame rytojaus, kaip ir pačio gyvenimo, tik nedidelė dalis žmonių gali nuoširdžiai geisti nebūties, arba to, ką deklaruoja tikintis kaip būtimi po mirties. Nors mūsų, kaip ir visko nebejotinai egzistuojančio šiame pasaulyje atžvilgių laikas eina atgal. Kas rytą atsibudę mes tikime ateities galiomis, o pastaroji iš tiesų savyje neša tik dar vieną dieną, kurią be jokios abejonės atima iš mūsų egzistavimo. Dar 11 000 širdies dūžių mažiau ir keletą valandų arčiau pabaigos. Bet vis dėlto mes tikime, jog mums pavyks kažką pasiekti ir taip atitolti nuo neišvengiamo. Atgimti iš naujo, užverti praeities lapą ir su naujomis jėgomis žengti pirmyn. Tačiau jėgos vis labiau senka, kaip ir nauji lapai gyvenimo knygoje. Net labiausiai įkvėptas karžygys galiausiai bus priverstas sustoti. O į jo vietą žengs nauja jėga, kuri taip pat atsiduos akimirkos valiai išreikšti savo jėgą ir galiausiai nugrims praeityje. Tačiau mes tikime laiko perspektyva, tokia saviapgaulė nors ir netausoja mūsų kūno, bet pamalonina sielą. Tik ši nepagrįsta obsesija judėti pirmin mus gelbsti nuo galutinio išprotėjimo, arba to, ką mes laikome išprotėjimu ir taip bijome atrasti savyje. Todėl vienintelis tikras laikas dabar, kas sekundę paskęsta praeityje, kaip ir kiekvienas įkvėptas oro gurkšnis pasitinkant paskutinįjį. Tačiau mes augame, stiprėjame, tobulėjame, turtėjame, įgyjame, o galiausiai viską prarandame. Bet tuo pačiu tikime, jog visa tai buvo tikra ir dar kažkas tikra laukia net už nebūties bedugnės. Kvailystė. Bet tik kvailas žmogus gali būti laimingas. Nyčė tikėjo, jog tik menas ir tik menas galės apsaugoti žmogų nuo to, kas tikra. Tačiau retas iš mūsų gali kažką papasakoti apie tikrovę ir dar labiau apie meną. Šios gretos dar labiau susiaurėtų, jeigu mums pavyktų tikrovę patirti, tai yra išgyventi, gal todėl taip sunku klausytis tikro pamišėlio. Juk jis yra taip toli atitrūkęs nuo to, ką mes tvirtai net vienas kito atžvilgiu galime laikyti kaip tikrą. Bet kiek nedaug žmonių gali surasti prieglobstį mene, nors jo galia pabėgti nuo žudančios realybės jausmo aš taip pat tikiu. Tačiau menas dar vienas pamišėlio įrankis, o dauguma nekreipia jokio dėmesio į pamišėlius. Gal kartais suteikia jiems apdovanojimus, akimirkai sutelkęs savo apsimestinį dėmesį jų kūrybai. Vien tam, kad sudalyvauti, kad prisiliesti prie kažko, kas jiems visiškai nesisieja su tikrove. Ir beveik tą pačią akimirką jie siekia pamiršti, prie ko jie buvo prisilietę. Taip tarsi būtų susitepę netikrovės dėmėmis ir prisilietę prie jos karmalų. Jie grįžta į savo geiduliais determinuotą pasaulį. Menas taip pat pilnas geidulių, bet tai sunkus, painus, kartais net pražūtingi geiduliai. Tačiau ir tyros aistros, užsupančios savo svaigulyje, be jokios gaivuliškos obsesijos. Klausimas, ar tu išprotėjęs, ar šiaip prie meno, ne iš piršto laužtas. Todėl kvailystė, tai kas nulemta mumise gamtos, yra tiesiausias kelias pasislėpti už širmos, kuri dengia tikrovės konstataciją. Jog viskas netikra ir net tai, kas netikra, yra laikina, nors mes taip dažnai bandome užsikabinti ir išsilaikyti ant to, ką laikome visiškai realiu. Tačiau abejonių gali sukelti vien tas laikinumas, kuris ne visada būdamas pagristas, bet būdamas tuo, ką mes vadiname racionaliu protu, tai yra įprotis gyventi pagal taisyklės, kurios kinta net mūsų pačių atžvilgiu.
Baigdamas šį patosą noriu prisiminti vieną pasaulio galingojo išsakytą teiginį. Tai žmogaus širdis ir ji mano rankose. Vis dar manai, kad ji priklauso tau, ištarė laikas.